Lietuvoje 6:30 ir metas dienos naujienoms kartu su TV3 žiniomis. Labas vakaras, aš Mindaugas Vasiliauskas, ačiū visiems žiūrintiems ir štai ką matysite. Mums čia nereikia to poligono. Apie 1000 žmonių ties Kapčiamiesčiu susikibo į gyvą 8 km grandinę, protestavo prieš planuojamą poligoną. Pamojuok su vėliavėlė, matukai. Kol Abu Dabyje tęsiasi dėrybos dėl taikos, rusai į Ukrainos miestus naktį paleido 100 dronų. Daugiau nei 1 milijonas ukrainiečių kaustant speigui gyvena be šildymo, elektros ir vandens. Didesnis dizelino akcizas jau rodo pirmuosius rezultatus. Pernai dizelino Lietuvoje pilta net 16% mažiau. Kontrabandinį tada reiks pirkti žmonėm kitiem, viskas. Praktiškai visi akcizai jau pasiekė tą ribą, kai rinka nebetoleruoja tolimesnio augimo. Naujas sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymas. 2 dienas darbuotojai galėtų sirgti ir gauti nedarbingumą net ir nesikreipę į gydytoją. Reikėtų tik darbdavio palaiminimo. Darbdaviai tai priešinasi šitam pasiūlymui, nes jie įsivaizduoja, kad darbuotojai tuoj pradės gerti, žvejoti. Donaldo Trumpo politika keičiasi ir Sirijoje. Anksčiau palaikė kurdus ir jų kovą prieš valdžios režimą, o dabar Amerika palaiko jau naujojo prezidento kovą su tais pačiais kurdais. Šalčiai jau kenkia ir žiemoti Lietuvoje likusiems paukščiams. Kai kurie įšąla lede, pasitaikė ir kritusių. Išgyvenimų jau reikia žmonių įsikišimo. Nemuno upėje buvo įšalusi ir gulbė, ir antis, pakankamai giliai įšalusi. Ir apie vos 2 kaimuose išlikusią seną tradiciją, linkint gerų metų, surengtas šyvio šokdinimas. Gal vienintelis mūsų kraštas ir turi šią tradiciją šyvio šokdinimą. Tai labai smagu. Taikos einam! Maždaug 1000 žmonių susikibę rankomis išsirikiavo palei Kapčiamiesčio girią, tai priešindamiesi valdžios planams statyti karinį poligoną. 8 km ilgio eilėje susikibo žmonės iš įvairių Lietuvos miestų, o taip pat ir kaimyninės Lenkijos. Žmonės reikalauja, kad valdžia atšauktų sprendimą dėl poligono, nors tiek prezidentūra, tiek ir krašto apsaugos ministerija patikino, kad jis bus. Sako, kad šalies saugumas yra svarbiau. O tuo metu karinė žvalgyba pastebi, kad Kapčiamiesčio apylinkių gyventojai tyčia kiršinami prieš Lietuvos visuomenę. Štai tokia eilė žmonių nusidriekė palei Kapčiamiesčio girią.